Čia tu paaiškink, kad geismas tai nėra stajakas. Nu. Kur apie seksą kartais būna tokių patarimų, kur sakau, nesąmonė, taip negali būti. Nu, tai vienas iš tokių buvo, nuo kurio prasidėjo visa diskusija apie seksą, buvo koks. O va čia buvo dar vienas wow, kur... Labai kontroversiška, neaišku, ar taip gali padėti, mes šitokia rizikinga jau zoną einam. Kad jeigu... Nepalauk, gal čia nėra problema. Dažnas atvejis yra staigmenos iš moters pusės vyrai. Staigmenos tai man yra beisikinis dalykas. Ne, žiūrėk, čia yra priežastis, kodėl kartais staigmenos dingsta. Ir užsikūrė va tas varikliukas ir tada tipo happy endingas ir visiems labai fainai. Kas nori sugadinti savo seksualinį gyvenimą? Arba pagerinti, to prasme. Laba. Sveiki visi, skiriamės juokauju, su jumis vėl. Aš tai šiandien toks pasikūręs skiriamės juokauju filmuoti, nes kol valgiau šitam raushypę, tai prie manęs mergina tokia, sako, labai noriu padėkoti už jūsų podcastą, klausau nuolatos ir džiaugiuosi. Tai visi, kas pamatot, prieikit, žinokit, taip, fainai. Nice. Tai pasiūliu jai prie klubo prisijungti, sakau, tai prisijung prie, kur gyvai sustinkam. O sako, tai nežinau, ar prie klubo man jungtis, aš gal ten reikia turėti santykius ir galvoju, ar reikia turėti santykius ar ne, kad prie klubo prisijungti? Ne, bet aš kaip tik tavo rašiau, mes paskui padiskutuosim apie tą klubo aktyvičius ir kaip tik viena ir buvo iš tų temų, žinai, ką daryti tiem, kurie neturi, bet... Nes aš tai neturiu atsakymą, man atrodo, kad apskritai apie santykius, jeigu žmogus klauso mūsų podcastų, tikėtina, kad nori turėti santykius apskritai. Nebūtinai dabar turi ar neturi. Ir tada, bet kokia atveju, jeigu klausaisi ir čia įdomu, tai ten x10 įdomu būna. Nes ten mes turim realias interakcijas su žmonėm ir ten... ta prasme, dabar flashbacką padariau. Kiek porų buvo praeitam klubo susitikime? Dvi gal? Nežinau. Ar 3? Visi kiti buvo po vieną žmogų, kurie domisi. Aš pagalvojau, kad daugiausiai praktikų ir žinių ir įgyjau tarp santykių. Nežinai, turėjau laiko, turėjau materialo, ką analizuoti, taip. Taip, aš negaliu sakyti, nes tarp santykių nebuvo. Tiek kaip prosas, taip, slovo išsiskyrė. Mano istorija, bet čia yra ta tokia, nežinau, ar čia disfunkcija, ar kaip pavadinti, kai antiek būnė nepilnavertiškos savijautos, kad tu negali būti nesantykiuose. Iš karto baigę santykius užtikrinti, kad su kažkuo kitu esi bent jau draugystėje kažkokia tokia. Tai aš antiek insecure buvau, toks nesaugus, žinai. Bet čia buvo seniai, prieš 18 metų. Jo. Tai anyway, atsakymas, kad jungtis visiems galima ir... Jo, tai apskritai, jeigu žiūrit ne pirmą kartą, pažiūrėkit, gal jūs norit prisijungti prie mūsų klubo, gal norite prie Contribui rėmėjų prisijungti ir tiesiog matyti išplėstus tos epizodus, nes kartais mes išplėtinį įdedam tik tai Contribui žiūrovams. Kartais viską įdedam. O tai klausyk, mes kada įgyvendinam tą idėją, kad siūlom dovanas aktyviausiam ten, žinai, kur randam iš komentarų? Tai kad pas mus komentarų būna po 3. Ne, tai aš galvoju, kad mums reikia, kaip čia... Paskatinti, ne? Jo, nusimatyti, pradėti daryti ir, žinai, bus motyvacija. Nes aš mačiau, kad ypač užsienyje daro, dovanoja, pavyzdžiui, naujus iPadus, Macus, automobilis. Tiesa, peržiūrų būna milijonai, bet... Taip. Arba kaip Mr. Beastas. Tai mes iš Amazono, žinai, iPadus ten. Ne, iš tikrųjų, geras bus lakmuso popierėlis, indikacija. Pakomentuokit, ar norėtumėt, kad mes iš komentarų rinktumėm prizus ir, gerai, automobilių ir iPadų nedovanosim, bet sugalvosim... Bet žiūrėkit, mano idėja yra, pavyzdžiui, šiandienos tema yra... Seksas. Jo. Tiksliau, kontroversiški sekso patarimai. Jo. Ir dabar įsivaizduokit, mes darom šitą temą, epizodą ir epizodo pradžioj pateikiam QR kodą, kur gali nusiskanuoti žiūrintys arba ten, žinai, paspausti linką ir pateikti savo prieš poziciją. Arba, aš sutinku, arba nesutinku, kažkas būna, žinai, iš tokių. Ir tada mes diskutuojam ir gale jie lygiai taip pačiai gali į komentarus parašyti, žinai, savo, ar pasikeitė, ar ne, ar ką išsinešė. Tokius
tipo interakcija, kur tu matytum... Bet kam QR kodas, tai kur jie nematys ir mes nematysime. Ne, tai va aš ir galvoju, kad jeigu tu darai QR kodą, tai toj platformai ten active visą laiką yra prie to klausimo atsakymai. Kad ta prasme, kai užeina, tai būna dar atskira tokia kaip ir socialinė erdvė, kur jie gali diskutuoti apie tą epizodą. Bet tą gali daryti Contribui daly. Nu jo, gali būti. Bet komentaruose, kad parašytų, ką išsinešė, tai fainai būtų, nes mes turėtumėm grįžtamą į ryšį, ar iš to epizodo išsinešė, iš kokių epizodų daugiausiai išsinešė, ar su svečiais, ar kur mes pasikviečiam inkognito, ar kur patys diskutuojam. Ir tada mes galėtumėm sugalvoti kokių kūrybiškų dovanų, tokių smagių, kur jūs galėtumėt gauti, o mes galėtumėm... Jo, ir įsivaizduokit, dabar atsidarom, ten, pavyzdžiui, 51 epizodas. Jau buvo 51. Nu, tai ir sakau, pavyzdžiui, buvo, ir tada po juo atsidarom komentarus ir sakom, vat, Eglė ten tokie ir tokie laimėjo ten kažką tokio. Ir kitom gal 57 jūs laimėsit, pavyzdžiui, ne kažką. Nu tai žodžiu, pakomentuokit, ar norėtumėt komentarų ruletės tokios prizų. Jo. O mes lekiam. Gal rėmėjų tada pritrauktumėm čia pipiečių. Ne, iš tikrųjų tai fainiai, kad mes augam ir galvojam naujas idėjas, man bent jau fainiai, nežinau kaip kitiem, bet panašu, kad dar toliau auksim. Gerai, apie seksą. Palaikinkit ir tiesą pasubscribinkit kanalą, jeigu pirmą kartą žiūrit, ir tiesiog seksą įsijungit pažiūrėti apie seksą temą. Bet šiandien tokią paėmėm kontroversišką kampą, nes mes kažkada prieš kelias savaitės kelionėj su Vytautu buvom ir palėtėm, kad egzistuoja toks patarimas ir galvoju, stop, nebediskutuojam, paliekam epizodai, kur apie seksą kartais būna tokių patarimų, kur sakau, nesąmonė, taip negali būti. Nu, tai vienas iš tokių buvo, nuo kurio prasidėjo visa diskusija apie seksą, buvo koks? O neatsimenu. Tas patarimas? Taip. Challenge'as 30 dienų. Taip. No. Koks čia challenge'as tau? Nu, vat aš dabar galvoju, ar čia iššūkis, čia labai iššūkis. Čia labai iššūkis. Kai kam iššūkis susilaikyti, nes tik vieną kartą per dieną. Nu gerai, aš pavyzdžiui... Ne, žiūrėkit, tai nepasakei. Tas iššūkis arba challenge'as ar ten užduotis yra 30 dienų kasdieną su savo partneriu mylėtis. Taip. Ir pirmą kartą aš perskaičiau, Ką manot? Iš karto parašykit. Kur toj knygoj buvo prašyta tik teigiama viso to pusė. Kad tau iš pradžių būna, žinai, ten nepatogu, nėra įpročio, visa kita, bet šita veikla sustimuliuoja hormonų apykaitą ir žinai, ir visi tie serotoninai, oksitocinai, visi tie laimės hormonai pradeda vystytis ir užsikuria va tas varikliukas ir tada tipo happy endingas ir visiems labai fainai. Tiek netikiu, kad... Ne, bet aš... Kaip? Aš nuoširdžiai tai nesu išbandęs šitos praktikos, bet aš pastebėjau tokį dalyką, kad jeigu tu dažniau myliesi, tu dažniau ir nori. Ir tas ir artumas atsiranda, šiaip seksą reguliaraus, teigiamą... Taip, reguliaraus sekso teigiamą poveikio aš nekvestionuoju. Aš esu išbandęs, bet papasakosiu Contribui dalyviams. Gerai. Tikrai nepasakosiu. Aš dar nežinau, tavrasi. Bet čia seniai buvo, ne dabar, bet aš pasakysiu, kur man yra mindfuckas. Kaip čia pasakyti, nežinau lietuviškai išversti šito žodžio, kaip sumišimas. No. Bet nes vidurkis, kiek žmonės mylisi poroje, yra 3 kartai per mėnesį. Statistinis. Taip dažnai. 3 kartai per mėnesį. 30 kartų per mėnesį, 30 dienų iš eilės yra 10 kartų paintensyvintas procesas. Ir aš jaučiu, kad galbūt, jeigu tas pratimas buvo parašytas kažkokioje knygoje, jisai turi kažkokias prielaidas, kuriuose gal jisai suveikia. Tarkim, pora ką tik pradėjo santykius ir yra, ten, nežinau, emociniai blokai iš praeitų santykių. Bandau spėti, net nežinau, ar tai suveiktų, nes toks terapinis patarimas. Aš galvoju, galbūt filtras ir yra tas terapeutas, kuris atskiria, kam duoti šitą patarimą. Tai be abejo, kad jis taip aklai, jeigu užrašytum, nes, žiūrėk,
iš to, ką aš žinau, nes aš nesu sekso terapeutas. Ir mokymus, kur apie seksą darau, tai aš darau iš kiek kitos, iš tokios strateginės perspektyvos, kas yra įvykę su žmonėm ir kaip susitvarkyti su emociniais tokiais sunkumais, kai turi ten vaikų, turi visokių reikalų ir reikia, žinai, jais rūpintis ir nėra laiko seksui, nėra progų seksui, nėra, ir iš to atsiranda įvairios pasiekmes. Bet kalbant apie tas pasiekmes, tai kas dažniausiai būna, tai poroje abu nevienodai nori tos seksualinės patirties. Dėl to kyla problema. Ne tai, kad, gal kai abu nenori tas 30, nežinau, irgi kaip čia veiks. Bet žodžiu, ne abu nori tos seksualinės patirties ir vienas dažniausiai pradeda, ar viena spausti, ir tarp kitko nėra taip į vieną pusę, kad vyrai moteris spaudžia. Kai aš sulaukiu Instagrame žinučių, aš labai dažnai sulaukiu iš vyrų žinučių irgi, kad moteris nori dažniau sekso ir aš nenoriu ir ką man daryti. Ir mes būnam išsiugdę tokią jau savijauta, kad kai ateina laikas mylėtis, tai yra laikas, tai yra, tu pamatai, kad antra pusė ar tenais jau nusiprausia anksčiau, ar ten suguldė vaikus, kažkokia indikacija, ten ateina jau labiau tokių romantiškų balsų šneka, tai atsiranda priešprieša, kad toj laukia pareiga, aš nenoriu. Ir jinai atsiranda būtent todėl, kad per dažnai būdavo bandoma užsimti seksu. Be geismo, kai aš sakau per dažnai, tai ne per dažnai iš esmės, bet iki galo reikia sakinį paveikti. Per dažnai be geismo ir aistros. Tai yra nesulaukiant geismo, nesukuriant sąlygų geismo atsiradimui, neturint aistros, tiesiog per prievartą. Tai tu dabar užsiminėjai apie tas sąlygas, kurias reikia, kad atsirastų tas, nežinau. Geismas. Spontaniškas ir atliepiamasis geismas. Spontaniškas geismas yra tas, kur atrodo, kad nieko nereikėjo daryti ir aš jau noriu sekso. Geismas, trumpai pasakius. Tai aš šiek tiek pasidžiaugsiu, nes mes šitą temą nagrinėjom Arno dėka klube paskutinį kartą susitikę ir mūsų nuostabai ten buvo tiek kėdžių, tiek ir žmonių, nes tiem galvo, kas čia sekmadienį maždaug. Jo, taip aš žinai. Nes seksas taip pat. Kiek ateis, nepatogiai. Bet susirinko pilna salytė ten tų žmonių ir mes praktiškai atlikinėjom tas užduotis. Praktiškai sekso užduotis. Ne, tai reiškia, jo. Kalbėjomės apie seksą. Klausimai buvo nepatogus ir dalinomės, išklausėm kitų ir patys savirefleksijas darėm ir parsirišėm namo labai gerų užduočių ir klausimų, ką gali su savo partneriu išspręsti. Tai buvo labai, Tarp kitko, visi, kas klube prisijungia, tai jūs turėsite įrašas yra, nes visus klubo susitikimų, aišku, gyvai būti yra fainiau, bet... Tai žodžiu, ir jisai tenai išskyrė, kad turi būti tam tikri 3 elementai, kad, kaip seksas vyksta, ne? Arba... Ja, čia, žinai, mes visą, kadangi... Kursą nepadarysim. 6 valandas kalbėjom, tai mes čia per pusvalandį nesudėsim, bet pati idėja yra paprasta, kad viena iš dedamųjų geram seksui yra geismas. Čia nėra kažkokias... nereikia būti Einšteinų, kad jeigu nėra geismo, geismas yra noras mylėtis. Noras mylėtis. Jeigu nėra noro mylėtis, tai yra netgi jeigu 2 partneriai sutarė, pavyzdžiui, 30 dienų turėti... Bet tu paaiškink, kad geismas tai nėra stajakas. Tai atskirk šitą dalyką. Geismas nėra seksualinis susijaudinimas. Seksualinis susijaudinimas tai lytinių organų reakcija į lietimą ar į kažkokius dirgiklius yra galima ir be noro mylėtis. Tai yra fiziškai, net prievartos būdu, prievartavimo atvejais atsiranda susijaudinimas tam, kad apsaugotų lytinius organus. Tai susijaudinimas nėra noras mylėtis. Ir yra noras mylėtis ir jisai kartais gali būti be susijaudinimo. Tai yra, gali nebūti stajako, gali nebūti jokių lytinių organų požymių. Ir tai aišku irgi nėra sveika reakcija, nes jeigu yra susijaudinimas, dažniausiai atsiranda, jeigu yra geismas, atsiranda ir susijaudinimas. Bet aš turiu omeny, kad jeigu poroje trūksta sekso ir tada vienas sako, gerai, duosiu kiek nori ten, nesvarbu vyras ar moteris, ar ne? Ir mes turim mylėtis su žmogum, kuris jaučiam, kad nejaučia geismo, nenori mylėtis, tai man atrodo, tai yra dar baisesnis seksualinis gyvenimas. Aš suprantu, kad gali būti tiek alkanas žmogus, kad valgys bet ką, tai gali būti tiek alkanas sekso, kad net ir toks seksas atrodys, kad, gerai, kad bent jau yra, bet... Gerai, bet pavyzdžiui, aš nežinau, ar veikia abiem pusėm, aš galiu kalbėti ne apie vyrus ir moteris, bet apie save. Man atrodo, kad, jeigu mane priverstų
tai tau atsirastų geismas. Pradėtum norėti mylėtis, taip? Jo, tarsi aš nesupykčiau. Čia yra, žiūrėk, dalis žmonių, kai pradeda mylėtis, statistiškai, jiems užtenkama sąlyga yra prisilietimai, kito žmogaus geismas tavo atžvilgiu, tai yra, kad nori tavi mylėtis, ir iš to yra pakankamos sąlygos, kad tas atliepiamasis geismas kiltų, nes apie geismą, kur nepabaigiau, tai kad yra tas, kuris ekspromptų gimsta, ar ne? Ir yra tas atliepiamasis. Tai atliepiamasis jam reikia sąlygų. Ir sąlygos yra nevienodos. Nėra taip, kad yra A, B, C, tokios sąlygos ir tada geismas pas visus žmonės atsiranda. Mes visiškai skirtingose aplinkybėse augom ir vienam reikia vienokių sąlygų, kitam kitokių. Ir va čia, pavyzdžiui, aš domėjausi, santykiais daug dariau pratimų, bet kaip yra tos 5 meilės kalbos, kur daug maž žmonių ten, žinai, pasidarė testus. Ir aš galvoju, dėl atliepiamojo geismo nedariau tokio, žinai, tipo... Kokių sąlygų reikia antrai pusiai? Tai net man, žinai, net kokių man reikia, ne? Taip, tipo, just happens, žinai, ir taip ir gyveni. Tai turi spontanišką tą. Ir šiaip dažniau, kodėl yra tas mitas apie tai, kad vyrai dažniau nori sekso, nes pas vyrus statistiškai dažniau yra spontaniško geismo, ta kilmė. Kad, jisai tiesiog atsiranda ir labai daug sąlygų nereikia. Jeigu inicijuoja seksą ir aš pradedu užsimti veiklą, tas geismas jau atsiranda, man čia nieko daryti nereikia. Bet taip yra ne pas visus. Kai kam reikia sąlygų, kad nebūtų streso darbe, kai kam, kad vaikai tikrai neužeitų į kambarį, kai kam ir to, ir to, ir to. Daug. Ne, tai va tas ir yra, kad aš kai pradėjau nagrinėti, paaiškėjo, kad čia nėra tik tai šitas. Taip, čia daug. Atsirado, žinai, tokių dalykų, kur tipo aš norėčiau papasakoti Agnei, po to, žinai, klubo, taip, kur pasišnekėti apie tai, žinai, kad, čia buvo... Tai labai, tai man, žinai, tas pratimas toks, kad, susitarkime, aš netgi aš net skeptiškai vertinu porų susitarimus, kai sako, mes turim susitarimą kartą per savaitę. Man net šitas susitarimas yra, iki tol, kol aš nesidomėjau aktyviai sekso tema, tai yra tik tai apie aistrą ir trauką domėjausi, tai traukai, tai jeigu ten nėra didelės prievartos, tai gal neturės jokios blogos įtakos, bet šitam geismui ir geismo kilmai tai yra, gali būti pražūtis. Na gerai, ką jūs galvot? Kartas per savaitę, nes... Susitarim, kartas per savaitę gali būti ir mažai sekso, bet susitarimas, kad nori, nenori, kartas per savaitę, artėja, žinai, tiksi sekmadienis, artėja ir jau žinai, kad tu turėsi prievolę. Ir tai yra netinkamas priėjimas prie seksualinių klausimų sprendimo, bent jau didžiąją dalim atveju. Ir aš, žinai, savo galvoj nerandu atsakymo, kur būtų tinkamas toks sprendimas. Blemba, grįžkim prie to 3 dienų. Aš pagalvoju, kad 3 dienų, jeigu tu... Nes, ką aš padariau dar prieš šitą epizodą, aš pradėjau googlinti, knygoje tik teigiamas perskaičiau, pradėjau googlinti neigiamų aspektų šito. Ir ten buvo tokie dalykai, kad kaip tik geismas sumažėtų dėl to, kad reikia, o ne kad noriu. Kitas dalykas atsiranda, jeigu tu iš tikrųjų turi įtampos dėl laiko menedžinimo, žiūrėk, kad vaikai, darbas, ten visi kiti dalykai ir tu dar įspraudi, bendras streso lygis pakyla ir tu dar turi mažesnį pasitenkinimo lygį. Ir vienas aspektas, ko nebuvau įvertinęs, bet gerai buvo parašyta, ar to iššūkio abudu nori. Nes jeigu abudu žiūri tai kaip į, challenge, kūrybą, išbandymą ir taip toliau, tai viskas ok. Bet jeigu vienas nori, o kitas nenori, aš taip pat ir galvojau, kad gal įmanomas scenarijus, kur abu nori spręsti seksualinio trūkumo klausimą, abiem per mažai yra sekso, bet nežinau dėl kokių priežasčių, labai sunku sugalvoti, bet neužsiema. Gerai, bet aš ir pagalvojau, kad pavyzdžiui, kas, man žinai, kontekstas labai paprastas. Aš tiesiog nežinau tokio realaus atvejo, aš šimtais paruosiu bendravęs, nežinau aš tokio realaus atvejo, kur abu norėtų. Bet jeigu yra buitis, vaikai ir taip toliau, ir ta buitis tiek užvaldė, kad tu neturi įpalačio, atlaisvinti, žinai, jūsų. Ir tu galvoji, iššūkis yra, šeštadieniais vaikai pas ten močiutę. Ten tada, pagalvoji, kada geriau, ryte ar vakare, apie tai padiskutuoji ir tu, sukuri, dėl ko aš pagalvojau, kad teigiamas gali būti aspektas, tu pradedi įterpti šitą svarbų dalyką į savo, kalendorių. Jo, bet tada aš pasakyčiau, kad geriau įterpti veiklas, kurios
padeda gimti geismui, o ne... O va čia buvo dar vienas wow, kur tu tą aspektą paėmei, kad kodėl poros gali būti laimingos ir patenkintos santykiais, net jeigu sekso nėra. Taip. Ir aš niekad nebuvau taip, aš žinau, kad taip yra. Nes aš genijus. Taip pat tiesiog studijuodamas. Bet tada, žinai, make sense. Make sense, labai logiška, ta prasme, nes jeigu įtrauki tada jau patį seksą, tai tu įtrauki jau tą pareigą, jeigu tu įtrauki kitus dalykus, ten yra dar tam tikrų sąlygų, kurios reikėtų įgyvendinti tam, kad tikrai efektyviai viskas suveiktų, bet tada mes turim galimybę atkurti ir ryšį, ir daug dalykų. Tai va, tai žinai, o kokių jūs turite, prieš judant toliau, kontroversiškų patarimų sekso pasaulyje? Pakomentuokit irgi. Gal mes net išrinksim kokio laimėtojo. Žodžiu, pakomentuokit, nes man įdomu, kokių turite tokių, tikrai, ar net sąmoningų ar nesąmoningų. Man atrodo, čia šiaip toks... Ką žinau, būna draugeliai, dalina draugės, ten pasako... Nesugavęs. Niekada ne. Ne, šitą kaip... Pavyzdžiui, aš esu girdėjęs, tai gal. Ne pats gavęs ir ne pats davęs, bet esu girdėjęs bernvakariuose. Kai dalyvauju bernvakarėje, ir ten kokia nors tenais, ypač jaunystėje būdavo, nesąmoningas tas užduotis, bet ten apie panas ir kokios tau ten patinka, tokie paviršutinis basicas, ir po to jau ten kas nors labiau patyręs ateina ir jau čia pasako, kaip čia lemą, ir galvoju, reikėtų prisiminti. Bet tai čia pikapinimo? Ne, ką sekse daryti, galvoju, tikrai esu girdėjęs, kad kažką patarinėjo, bet tiek seniai buvo, kad net gaminu kokią nors, bet nebuvo taip, kad prisiminčiau ir kad iki šios dienos įstriktų ir kad norėčiau atkartoti. Nežinau. Nes tokie neveikia. Tai gerai, ir dar iš neigiamų aspektų, kas man atrodo čia labiau veikia daugumai žmonių, kad sekso nebuvimas labiau yra susijęs su intimumo nebuvimo, arba, saugumo arba ryšio nebuvimo. Ir jeigu tu stengsiesi eiti į intimų kontaktą, nespręsdamas giluminių santykių ryšių, nepasitikėjimas ten, pavyzdžiui, įsiskaudinimas, kad iškels labiau, šitus atstumimo reakcijas. Tai apskritai, aš besidomėdamas sekso tema esu radęs tokių studijų ir atsiliepimų apie studijas iš skirtingų psichologų. Reikia suprasti, psichologinės studijos jos nėra vienareikšmiškos, jos dažnai būna taip, kad nereikėtų taip jau pasimti ir jau sakyti, taip studija patikė, jau taip ir yra, nes reikia įsivertinti, kokia ta studija buvo daryta, kaip ten viskas buvo, nes yra daug prieštraujančių viena kitai studijų. Bet yra ir ne viena studija, kad pavyzdžiui, jeigu sprendi sekso klausimus poroje, sugadini ryšį. Sprendi sekso klausimų ir tada atrodo, tai tada nereikia spręsti sekso klausimų, bet ne, mes nežinom, kokiu būdu sprendė sekso klausimus, būtent kokiais patarimais, ir tada jau reikia gilintis į studiją, ką turėjo omeny, kokias poras tyrė, kokia buvo imtis ir kas gavosi, Arba viena, tai tu irgi tikrai žinai, kad intimumas ir aistra, jie neina koja kojon, nes intimumas yra apie tas vienas kito pažinimą ir kuo mes esam intimesniai aplinkoje, nebūtinai tuo daugiau norėsim vienas kito. Trauka jinai yra būtent susijusi su gyvuliška, ta mūsų prigimtim su instinktais ir intimumas yra pažinimas, vienas kito atvirumas, pažeidžiamumas ir tas pažeidžiamumas kartais sumažina traukos kiekį. Jo, ir mes daug kartų esame apie tai šnekėję, man atrodo, kai aš dabar pagalvojau, kad geismo atsiradimui reikia to poliškumo. Taip. Ir tu, čia dažnumo tą poliškumo niekaip nesukuri. Aš atsimenu, būdavo, tiksliai žiūrim, išeikit vaikai, tai Idėja, kuri man patinka aptarinėti turinį, kurį mes dažniausiai matom savo feed'e. Gerai, vieną iš karto pakomentuos. Čia geras video, nes aš persvirčiau, peržiūrint. Aš neturiu jokių problemų, kai moteris demonstruoja savo krūtinę, ar šiaip. Tu OnlyFans'ų žinai konceptą, ar ne? Man atrodo, jis bando pasirodyti gražiau, nei yra iš tiesų realybėj. Nepasakys, ar šitas žmogus yra tau tinkamas arba ne. Nežinau, aš dar iki galo neišsiaiškinau, jeigu aš klystu, tai pakomentuokit. Ir aš tau provokaciją prie šitų tokių keistų patarimų pasakysiu, nes
įdomu man padiskutuoti, nes aš pats nežinau. Skaitau dabar tokią, tarp kitko, aš pačiai pradžiai vis laiką mes parašom, kad mes ne psichologai, ne terapeutai, o aš įstojau psichologiją, tai aš nesu psichologas, bet būsiu. Ir pradėjau labai daug knygų skaityti, net daugiau nei anksčiau skaičiau. Ir viena tokia knyga, kurią skaitau apie terapeutę ir jos taikomas praktikas seksualinio gyvenimo gerinimui. Nu tai va, aš taip pačiai tą knygą skaičiau, kur išgirdau apie tą patarimą. Tai tos knygos nerasite pas mūsų draugus audiotekai, bet gal įdės kada nors ir gal išvers, nes mano galva visai gera knyga. Kaip vadinasi? Vyrai ant mano sofos, Engler knyga. Tai, bet palauk. Ai, prisipažinimai pas psichologą kažkaip. Ai, psichoterapeuto dienoraštis ar užrašai. Yra tokių knygų nemažai. Čia Vyrai ant mano sofos, tai yra, jinai rašo savo patyrimus, nuasmeninus tuos vyrus, aišku, ten vardus pakeitus, bet yra seksologė, dirbantis su vyrais ir jinai realiai aprašo seksualinės problemas, iššūkius, su kuriais gyvena ir kaip juos spręsti. Nu ir vat, vienas iš tokių iššūkių yra, kai vienas poroje, šiuo atveju, paimkim iš tos knygos konkretų atveju, yra vyriškis, kuris suteikia saugumą, yra ryšys tarp žmonių, bet vat, nėra aistros, jisai neturi savyje to tokio... Motociklo su... Nu jo, to gyvuliško tokio, žinai, žvėriško tokio... Alfa patino. Jo, uždominuoti. Tai gerai. Jis nenori uždominuoti, neturi tokio, bet bent jau neišreikštas jis yra noras uždominuoti ir lyg ir nėra aistros. Ir ką jam patarti? Toje knygoje tai iš vis yra ta situacija tokia dar komplikuotesnė, jisai galvoja, kad nėra aistros ir kažkaip reikėtų spręsti ir kad gal ta jo moteris tiesiog nemėgsta sekso, o jinai ten turi meilužį pasirodo. Čia terapeutų įdomybės yra, kai tu žinai apie abu žmonės daugiau nei klientai, žinai, bet atskleisti negali. Ir tokia, žinai, gaunasi konflikte. Nu ir ką daryti? Kaip patart vyrui, žinai, tu kaip terapeutas, žinai... Nu kaip patartų Patrick B. Davis? Viskas dar. Ir va čia prasideda kontroversiški patarimai irgi, nes nėra tokio, žinai, aiškumo, o ko imtis, kad atsiskleisti tą vyrišką prigimtis. Aš iš labai toli kaip prieiti prie to klausimo. Kind of žinau, kažkaip kaip ir žinau, bet taip tiesiogiai, kaip, pavyzdžiui, ta terapeutė priejo, tai mane nustebino. Man labai patiko, va čia aš galvoju, kokio gylio klausimas. Ir vieną visai neseniai žiūrėjau, skaičiau epizodą, kur sako, kas yra logika. Nu, sako, įsivaizduok, eina du vyrai, vienas purvinas, kitas švarus. Ir klausimas, kuris iš jų lanko pirtį? Žinai, logika ką atsakytų? Nu, tas, kuris švarus, tas... Tas yra papirties, ne? Taip. Dabar kitas... Jo, ten kažkokį kitą žodį sako atvirkščiai, kad tas, kuris purvinas, jisai turi lankyti pirtį, nes jam reikia. Jis turi daugiau motivacijos eiti į pirtį, nes jam reikia. Ir tada sako, o ką filosofija atsakytų? Kas ten žino? Kuriam reikia, kuris nori ir ten kada nori, žinai. Tai va čia lygiai tas pats, žinai, filosofiškai žiūrint, ar turi tas partneris keistis, ar jisai mato tame iššūkį, ar jam yra viskas gerai ir gal jisai, jo identitetas. Jisai nori, jis atėjęs į terapiją, į sekso terapiją atėjęs. Jisai nori. Jis nori, jis inicijuoja, man nepatinka savo, kad nėra sekso, kad jinai manęs nenori, kad jinai mechaniškai atlieka tos veiksmus. Taip. Gal frigidiška, gal jinai nenori sekso, gal jai iš vis nerūpi seksas. Nu, žinai, dažnai taip gali partneris sugalvoti. Čia nėra apie lytį, čia tarp kur priešingai gali būti. Bet nenori. Nu tai gerai, tai... Ir tada, žinai, bet tu, kai, žinai, kur terapeutės pozicija atsidūrė, jinai žino, kad nėra frigidiška, kad labai net nori sekso ir tiesiog su juo nenori, nes jis neturi to drivo. Taip. Nu to tokio, žinai, vyriškų visuomenį vadinamų savybių. Nu, lemba, va čia irgi filosofinis dalykas, nes aš dažnai galvoju, kad vyriškumas ateina per challenge'ą ir kai kuriais atvejais, žinai, įstumti berniuką į
baseiną, kad jis išmoktų plaukti, yra challenge įveikimas, tas pakelia savivertę. Ir kai kuriais atvejais gali, kaip čia, čia iš žmonos perspektyvos, pasakyti tiesą vyrui, bet čia neaišku kaip reaguos ir čia gal loterija. Arba jisai priims challenge ir sakys, challenge accepted ir aš einu vyriui. O žinai, ta moteris, nes čia aš tai tik knygos žodžiais galiu kalbėti, jinai net neplanuoja šnekėti, neplanuoja sakyti, tam vietom planuoja net mesti, nes jai atrodo, kad jis netoks, jis man saugumą sukuria ir tai man tai yra... O čia nėra taip, kad kaip romane yra gale kažkoks happy endingas, tiesiog tu dar nedaskaitėjai ir tu dar vis nieks nesužinos. Aš manau, kad, žinai, aš jau beveik pabaigiau tą knygą ir visi skyriai su skirtingais vardais yra jų istorijos. Tai nėra, kad... Jinai vieną kontroversišką patarimą davė. Aha. Ir tas kontroversiškas patarimas, negalvokit, kad knygos nebeverta skaityti, jeigu vieną išgirsti, nes ten daug yra istorijų. Gerai, spėjai, susirasti meilužę. Ne. Bet šitas yra vienas iš kontroversiškų sprendimų, kuriuos esu girdėjęs. Girdėjęs, tai man žmonės yra sakę, kad tai man sakė gal tiesiog susirasti ką nors. Nes aš esu girdėjęs iš kitos pusės panom, kurios turi abejonių, ar jos yra seksualios, sako, žinai, į miestą pakabink, ar kad leis, kad tave kabintų. Aš čia švelnesnis, tas netgi ir poroj kartais rekomenduojamas, aš nežinau, nerekomenduoju, tikrai čia nėra mano patarimai, nes man jie atrodo per daug pavojingi, čia patys gali nusispręsti, nebent žmonės, eiti, pavyzdžiui, flirtuoti su kitais. Ir netgi, kad kitas matytų, kaip tu flirtuoji su kitais. Ten tokie, žinai, bet čia provokaciniai, tokie irgi kontroversiški patarimai. Ką žinau. Bet matai, čia yra tiem žmonėm, kurių savivertė priklauso nuo kitų įvertinimo. Tai tikėtina, jiem galėtų turėti... Čia, žinai, būna realybėje sukuria tą pavydo jausmą, kad atrodo, mano žmona man visai nebeįdomi, aš nebenoriu jos ir po to sužinai, kad tavo žmona buvo neištikima ir staiga ir taip būna. Bet tai va čia sako, yra nuo vyriškumo. Aš noriu, geno, žinai, arba išsiskiri, nes susiradai ten meilužę ir po to pamatai žmoną su kitu ir, arba ten priešingai vyrą pamatai su kita ir tada, taigi aš ką aš čia praradau ir, sukyla, žinai, bet čia toks apie savininkiškumą, man nežinau, žinai, bet čia kontroversiški tie. Tai jos patarimas netoks buvo. Jinai, žinai, per kur priėjimas tai įdomus buvo, analizavo jo, tas tokias tamsesnės svajonės, sako, grubiai pasileis plaukus, pagalvok, ko tu norėtum. Aš norėčiau, sako, ją turėti. Turėti, ta prasme, kaip turėti. Sako, bet jeigu tik fantazija, ta prasme. Tai surišti ją ir kad mane tenkintų ir žinai. Žinai, tokia tamsia pusė savo. Ir tada pasiūlė žodį, ta prasme, kaip čia veiksmas paveiksmė ir pati, tai išduoda, kad tai yra labai kontroversiška, neaišku, ar taip gali padėti, nes čia tokia rizikinga jau zona einam, kur žingsnis po žingsnio, ką padaryti, grįžus namo, kaip jai, žinai, pasakyti ir vos nesurišti, tokią formą viso to, žinai. Tipo, kad jinai grįžta, tu ją pasodini už išėkis, pririši prie kėdės rankas ir taip po truputį maždaug įeini į... Kažką tokio. Problema su tuo yra, kad jeigu... Nepalauk, gal čia nėra problema. Bet, žiūrėkit, iš karto disclaimeris, čia nėra patarimas, kad imkite ir darykite, tai čia yra specifiniai situacijai knygui perskaitytis. Ne visada klausyti čia reikia to Markevičiaus. Savarankiškai prisimkite atsakomybę. Žodžiu, bet problema, kad jeigu tu esi įprastai toks dominuojantis, tai seksas vyksta įprasta tvarka. Tam tikrom dienom ar tam tikrom aplinkybėm. Tu žinai netgi visą eigą sekso, kaip viskas bus, nuo ko prasideda, kokios pozos būna, kuo baigėsi, tai yra pakankamai dažna tarp kitko problema santykių, nes jeigu seksas yra visiškai monotoniškas, tai yra jau seksualinio gyvenimo iššūkis, dėl kurio reikėtų sunerimti, net jeigu dabar ir atrodo, kad viskas yra gerai. Bet tada bet koks elgesys į kitokį, užrišio akis, dar kažką, yra žiauriai nepatogus perlipti per save. Bet aš dabar galvoju, kad vis dėlto yra daugiau pliusų negu minusų,
Bandyti? Jo, nes kaip tu sakai, čia tikrai labai netas, riski, bet kiekvieną kartą norint padaryti shiftą santykiuose ir yra rizikinga. Jo, kur žinai, rizikinga atskleisti savo svajonės, savo paslaptis, savo ten tamsėje pusę, rizikinga prisipažinti, rizikinga išbandyti kažką naujo. Ir man atrodo, kad kai rutina yra, vis tiek gyvenimas ateina, kad turi tau challenge, ar darbe, ar kažkur. Kažkaip reikia išeiti iš tos rutinos. Ir jeigu tu riziką statai į santykių pusę, žinai, tai man atrodo, čia yra daug geresnis negu tiesiog. Tai aš pasakysiu šitos istorijos pabaigą, kaip knygų šitą istoriją baigėsi. Po to galėsite kitą istorijos dalį praleisti arba paklausyti priešingai. Tai jinai patarė ir jisai grįžęs to nepadarė. Nesigavo ten, jinai negrįžo namo laiku, ar tenais nuėjo anksčiau miegoti, neprisimenu tiksliai tų detalių. Bet ką padarė, tai jinai irgi ateidavo pas ją, kadangi kaip pora, bet tik atskirai ateidavo. Ir jinai sako, nežinau ką daryti, gavau paketą, sako, darbe suknelę ir nuorodą, kada ateiti viešbutį. Ir jinai galvoja, kad ten yra meilužis, kuris atsiuntė jai, nes nebuvo vardą užrašyta. Sako, nežinau, ar eit ar ne, nes jeigu eisiu, tai, tai jau reikia skirtis man su juo, su savo vyru, nes nieko nebus. Ir terapeutė irgi nežinau, irgi galvoja, kad gal tas meilužis ir ten padiskutavo, bet galų galinai nuėjo ir į kitą sesiją abu jie atėjo. Ir sako, aš tenais nueinu ir ten yra mano vyras, tipo, tam viešbutį laukia nemeilužis. Tai tas vyras padarė ir padarė dar geriau nei, tipo, pati terapeutė buvo sugalvojus. Žengė labai rizikingą žingsnį, kur, tipo, nusintė suknelę. Ne, iš vyro perspektyvos tai visiškai nerizikingas. Kai tu nežinai, kad tu varžaisi su meilužiu. Jis nežinojo, jo. Tai jisai nusintė suknelį, jinai atėjo, sakė, va, tau raktas, nueik šitą į kambarį rado, ten seksualių apatinių, persirenk, aš pas tave ateisiu, ir, tipo, žinai, ir jie atėjo į terapiją ir pasigyrė, koks geras buvo seksas ir daugiau niekada nesilankė. Ir jinai nežino istorijos pabaigos. Čia yra terapeutų, žinai, duona, kur tu nežinai, kaip viskas baigėsi. Nes jos požiūriu, tai gerokai per anksti yra dar nutraukti terapiją, turint omeny, kad jis žino daugiau informaciją, žinai, negu buvo. Tai, tai va, tokios, žinai... Bet gerai, bet tarp kitko, dėl tokių rizikingų staigmenų, apskritai, kaip tu atsakytum, kodėl staigmenų kiekis drastiškai krenta santykiams einant? Nes mes priprantam prie to, ką turim ir atrodo, kad viskas yra... Nes, pavyzdžiui, staigmenos, tai man yra, beisikinis dalykas. Ne, žiūrėk, iš instinkto pusės, jeigu žiūrėt dabar iš vyro ir moters arba iš medžioklės ir rinkimo instinkto, iš medžioklės instinkto tas staigmenų darimas pačiai pradžiai santykių, kai tu nori nustebinti, tai tu nori užkariauti, netgi tas žodis yra, toks iš medžioklės, aš noriu užkariauti širdį. Tai. Ir tavo fokusas, medžioklės instinktuose arba tas vyriškumo, kabutės instinktuose, yra single focus, tai yra tu koncentruotas į vieną tikslą. Jeigu dirbi, tai darbė dirbi ir pamiršti, kas egzistuoja. Jeigu tu sieki moters, tai tu sieki moters, pamiršti, kad darbas egzistuoja, ar ten vaikai, ar dar kažkas. Ir tu tas sieki moters. Ir tame siekime yra būtent staigmenos, dovanos, gražus gestai, romantika, ir kad ir ką ten kiekvienas mėgsta. Ir po to tu užkariauji, tikslas pasiektas, aš užkariavau, ten arba susitokėm, arba apsigyvenom, arba, kaip sugalvojau. Ir mano fokusas nukrypsta dabar ten, kuriu namus šeimai. Arba dabar kuriu ten verslą, arba dabar auginu vaikus, kažką darau. Ir tame tiksle tai nėra staigmenų žmonai, ten tikslas kitas, fokusas kitas. Dėl to natūraliai, jeigu sąmoningai netkreipiam dėmesio, arba neatsiranda kokių nors trigerių, tų staigmenų kiekis arba rūpinimosi santykiais natūraliai mažėja. Tai reikia arba išorinių dirgiklių, tokių kaip, pavyzdžiui, mūsų podcastas, kad paklausytume. Bet šiaip tai tikrai reikia dirgiklio, ten knygą skaityti arba dar kažką, arba podcastą, ar kažkur, kad primintų. Rimtai, tai va čia jums wake up call. Ar seniai darėt staigmeną žmonai? Arba vyrai. Tai jeigu seniai darėt, padarykit kokią nors, nebūtinai su suknele arba užrištom akim. Gerai, tai kodėl mažėja staigmenų, nes yra... Nes čia iš medžioklės instinktų. O rinkimo instinktuose aš net nežinau,
O dažnas atvejis yra staigmenos iš moters pusės vyrui, galvoju. Nu šiaip, santykių pradžiai, pavyzdžiui, kad ten moteris daro staigmenas, nu gali būti, buvo, tai Dovilė darydavo. Ar dažnas, tai nepasakyčiau, bet... Nes nežinom statistiką, neįsivaizduoju, aš tik savo asmeniniai perspektyvai galiu. Bet aš galiu papasakoti savo išvadas, kurias ten prieš kažkiek metų esu pasidaręs. Man atrodo, kad vienas dalykas, tai pas mane bent jau staigmenų tikslas buvo užkariauti pačiai pradžiai, kaip tu ir sakai, bet paskui man staigmenos yra rutinos griovimas, palaikymas įvairovės. Ir man atrodo, by default, ten kalėdos ir gimtadienis, turi būti, nežinomybės faktorius, staigmena. Ir jeigu mano Agnės bazinis poreikis yra, užtikrintumas, žinojimai kažkokie, ir maždaug tada tu turi duoti 4 dalykus pasirinkti. Bet nes staigmenas ne visi mėgsta. Taip, yra tas posakis, atsimeni, kur kiek iš jūsų mėgsta staigmenas. Taip, visi. Staigmenas, kurios jums patinka. Taip. Nes avarija irgi yra staigmena, bet ten sudaužytas automobilis. Nes aš esu tas, kur labiau nemėgsta staigmenų, nei mėgsta. Nors, pavyzdžiui, Dovilė santykių pradžiai yra padarius labai vieną didžiulę ir fainą staigmeną. Ir man patiko, tiesiog... Sutapo, kaip čia pataikė. Taip. Tai, tas staigmena buvo, kad suplanavo, susitarė su visais, žodžiu, ir per gimtadienį išskraidino į Londoną. Aš nebuvau buvęs, mes ar ten jauni buvom labai. Ir aš galvojau, kad ten darbo diena manęs laukia, po to kažkokie mokymai, kažkas ten laukia. Ir po to sakau, taigi manęs laukia, sako, čia viskas feikas. Mes skrinam į Londoną. Okay. Jos, Dovilė su mano sesė tada ten susivienijusios buvo ir tam pridarius. Tai man patiko, pavyzdžiui. Gerai, tai bet žiūrėk, išvada yra tokia, kad aš buvau po truputį treniruojamas, kad nedaryk staigmenų, nes jos gali nepatikti. Tai geriau kažkaip perspėk, pasiklausk. Čia yra priežastis, kodėl kartais staigmenas dingsta, nes, pavyzdžiui, padarai vieną staigmeną ir matai, kad, padarai kitą staigmeną ir ne. Exactly. Behavioristinis toks ir tu išaukliai savo antrą pusę, nedaryk staigmenų. Tai aš vadinu, kur su elektrošoku. Padarė staigmeną, užuot, kad, ačiū už pastangas, tipo, kaip tu čia sugalvoji tokią nesąmonę. Pagalvokite, ar nebaudžiat savo antros pusės už staigmenas. Jo. Ir antras, vienas tai, kad su elektrošoku atpratina. Turėjau kitą aspektą. Gerai, bet pamiršau. Nieko tokio. Svarbu, kad žinotumėt, kad staigmenos egzistuoja, bet, sakau, mes ne visai tipiniai, mūsų santykiai tiesiog yra įdomus. Ir nepaisant to, kad man santykiai yra įdomus, aš irgi užsimirštu daryti staigmenas, nes dar prie viso to buitis užvaldo. Kai yra vaikai, verslai, darbai, tiesiog atrodo, nėra kada įterpti, kokios dar staigmenos, dar šitų dalykų nespėjom pasidaryti, kur ten namus reikia įsirengti, statyti, tiek daug reikalų. Ir po to, kažkaip reikėtų gal kažko. Tai aš net jeigu nebūna staigmenų, tai stengiuosi bent jau planuoti laiką kartu, kur žinau, kad abiem patinka. Bet aš tai manau, kad man, pavyzdžiui, kas šoką iš pradžių kėlė, bet jeigu tu neplanuoji staigmenų, tai staigmenos bus ir dažniausiai, kurios to nepatinka. Šitas geras. Aš nestebinsiu savo žmonos, tai atsiras, kas nustebins. Arba žmona, tai nustebins, kad tau nepatiks. Ir tu turi push forward, kažkaip prisiversti save eiti link to. Tai... Jo, nes matai, kai tu jau turi antrą pusę žmoną vyrą, tai tau jau nebėra tikslas užkariauti. Bet kažkam gali būti tikslas užkariauti tavo žmoną arba tavo vyrą. Taip. Tas kažkas gali, tas staigmenas daryti, nebūtinai tyčia, bet ten darbe, dar kažkur, tipo... Ir, pavyzdžiui, aš turėjau patirtį, kur aš augau vaikystėj, vienam name, Alytuj. Ir aš žinau, kad namui reikia, perstatyti baldų, kapitalinio remonto to. Ir jeigu nevyksta, tas namas jau pasidaro, blogų tokių, kažkokių lievai. Natūrali ta entropija. Ir aš žinodama šitus dalykus, kad turi keisti kažkokias lokacijas, aš pasistatydamas namą, aš iš karto transliuoju šeimai, kad čia yra 5-7 metų projektas. Mes turim keisti privalomai dėl visos bendros mikroklimato šitos. Tai va. Žodžiu. Pakomentuokit jūs, ką per šitą epizodą išsinešėt. Ar išsinešėt ką nors?
Nu, Tai tu sakai, pačelendžinsi dėl sekso, tai čia ir buvo tas iš knygos epizodas. Jo, man įdomu buvo, kaip mes galvotumėm spręsti, žinai. Ir kaip jums sekėsi priėmus šitą 30 dienų sekso kasdien iššūkį? Nepriminėk, nesąmonė. Dėdu reikia imties ir išbandyti. Kas nori sugadinti savo seksualinį gyvenimą? Arba pagerinti, to prasme, tai nesvarbu. O tie, kas norit sužinoti, tai nebaigit šitą epizodą, arba baigę epizodą, nueikit į Contribui, tapkit bent jau darbdaviais ir tęsinį pratęskit, gerai. O šiaip iki kitų epizodų ir laukiam komentarų jūsų apačioje. Taip, ačiū, einam į Contribui. Čia galiu papasakoti ir savo patirtį. Va čia yra ta problema, kad mums atrodo, ne tame problema blemba. Toj knygoje nagrinėjo ten ir visokias tokius kraštutinius nukrypimus. Kada prasideda preliudija prieš seksą, kiek laiko? Atsakymas ganėtinai stebinantis yra. Reikia daryti ne seksą kasdien, o labai dažnai... Aš atsimenu, būdavo, tiksliai žiūrim, išeikit vaikai, tai žinai. Idėja, kuri man patinka aptarinėti turinį, kurį mes dažniausiai matom savo feed'e. Nu gerai, vieną iš karto pakomentuos. Čia geras video, nes aš persvirčiau, peržiūrint. Aš neturiu jokių problemų, kai moteris demonstruoja savo krūtinę ar šiaip. Tu OnlyFans'ų žinai konceptą, ar ne? Man atrodo, jis bando pasirodyti gražiau nei yra iš tiesų realybėj. Nepasakys, ar šitas žmogus yra tau tinkamas arba ne. Nežinau, aš dar iki galo neišsiaiškinau, jeigu aš klystu, tai pakomentuokit.